Sveiki, šiandien skaitau trečią paskaitą apie paciento ištyrimą, parenkant kontaktinius lęšius. Žinoma, visada pradedam nuo regėjimo aštrumo tyrimo, dažnai tai būna vienintelis ar pirmas regėjimo funkcijų įvertinimas. Regėjimo aštrumui didelę įtaką daro optiniai faktoriai, akies refrakcija, lūžiamoji geba, taip pat vyzdžio plotis, pavyzdžiui, jeigu yra keratokonusas, porefrakcinis chirurgos ar nekoreguotos ydos. Normaliam regėjimo aštrumui reikalingas tam tikras apšvietimas ir normalus apšvietimas yra tada nuo 40 iki 600 kandelų į kvadratinį metrą. Jeigu apšvietimas didėja, matymas gerėja iki 7000 kandelų į kvadratinį metrą, tačiau kai yra didelis apšvietimas, pavyzdžiui, važiuojant autostradą ir šviečiant saulei, tada apšvietimas siekia virš 30 000 kandelų į kvadratinį metrą, matymas blogėja. Tai įvyksta vadinamas apakinimas šviesa. Matymo kokybė ryškioje šviesoje yra prastesnė negu esant optimaliam apšvietimui. Kai yra prietėm apšvietimas yra mažesnis negu 350 kandelų į kvadratinį metrą, matymas irgi blogėja. Todėl net nedideliais optikos ydos gali pabloginti nemažai matymo ryškumą vakare temstant arba jau sutemus. Gimus kūdikiui matymas būna apie 0,1, paskui jis gerėja iki 100% arba 1,0, o kai kuriems žmonėms iki 1,2–1,5. Nuo 40–60 metų matymas vėl fiziologiškai mažėja dėl tam tikrų pakitimų optinėse terpėse ir tinklainės fotopigmento pokyčių dėl amžiaus. Kai tyrime pacientą, regėjimo aštrumą turime ištirti pradžiai monokuliariai, tai yra vienos akis ir kitos akis, o po to tirti atidengus abidvi akis, tai yra binokulinis matymas. Tyriant matymą reikia stebėti, ar nėra priverstinės galvos padėties, kuri gali atsirasti dėl žvairumo, nestagmo ir panašių situacijų. Paprastai regėjimo aštrumas tyrimas iš 5 arba 6 metrų. Toks turėtų būti kabinetas, tada tai yra ir istorinė tradicija, tačiau kuo ilgesnis kabinetas, tuo geriau, nes geriau atpalaiduojama akomodacija. Regėjimo aštrumui įtakos turi taip pat ir vyzdžio dydis. Jeigu labai platus vyzdžiai, daug sferinių operacijų, matymas blogėja. Jei labai maži vyzdžiai, dažnai tai būna seniems žmonėms, irgi prastesnė vaizdo kokybė dėl difrakcijos. Normaliai vyzdys yra apie 3 mm pločio. Dabar pakalbėsim labai svarbią temą, kokį naudojame projekciniai testai regėjimui tirti. Diachrominis testas, jį daugumą jau turbūt žinot, jisai naudojamas nustatyti likusią po korekcijos ametropiją. Šio testo principas yra toks. Balta šviesa yra tam tikrų spalvų vaivorykštė. Ir kai šviesa patenka į mūsų akis, žali spinduliai fokusuojami prieš tinklainę, o raudoni už tinklainės. Tai kai yra nepilnai iškoreguota trumparegystė, raudoni simboliai, raudoname fone simboliai atrodo ryškesni, o kai yra nepilnai iškoreguota toliaregystė, žaliame fone simboliai atrodo juodesni, ryškesni. O esant emetropijai gera matymai ir nesant optikos ydos, abiejų laukų simboliai atrodys vienodai ryškiai. Taigi, kai koreguojame miopiją minusiniais stiklais, visada klausime, ar raudonam ar žaliam fone yra geriau matyti vienai akiai. Jeigu raudoname fone trumparegystė dar yra nepilnai iškoreguota, jeigu žaliame perkoreguota. Esant toliaregystė ir parinkus kažkokią korekciją, paciento klausimą, kuriam fone yra geriau. Jeigu sako žaliame, reiškia toliaregystės mes dar neperkoregavom, o jeigu raudoniam fone, reiškia jau per stiprus pliusinis lęšis. Idealu būtų akį iškoreguoti taip, kad su esamu stikliuku ir dešinė ir kairė pusė matytų vienodai. Panašus testas yra diachrominis binokulinio balanso testas. Jau čia abi akys tyriamos vienu metu, ant akių uždedami polarizuoti stiklai, papildomi akiniai polarizuoti, jeigu dirbam tik su paprastu projektoriumi, arba foropterėje užsimetame polarizuotus filtrus. Ir dešinė akis mato vertikaliai esančius skaičius 9 ir 6, lyginame ar 9 ar 6 ryškesnis, pagal tai ar žalioji ar raudonoji šviesoji.
kairė akis mato 3 ir 5 horizontaliai esančius skaičius, tą patį lyginame. Taip pat dar galim palyginti, ar abiejų akių matymas yra vienodas, tai 3 lyginam su 9 ir 5 su 6. Šiek tiek šitas testas yra sudėtingas, kadangi pacientui reikia būti labai gudriam ir daug visko susakyti, palyginti, ne visi pacientai tą sugeba. Toliau yra 4-taškio testas projekciniame aparate, ant vienos akis dedamas žalias filtras, ant kitos akis raudonas filtras ir šitas testas yra skirtas binokuliniam matymui nustatyti. Per raudoną lęšį dešinė akis mato raudoną rombą ir apskritimą, o per žalį lęšį mato 2 žalius pliusus ir apskritimą. Jeigu yra teisingas binokulinis matymas, matome 4 vaizdai, 4 figūros, šitas. Jeigu yra monokulinis matymas, tada pacientas mato tik arba 3 žalius figūras, arba 2 raudonas. Kai kada esant žvairumui žmogus gali matyti 5 figūras, tada taip vadinamas vienlaikis matymas, arba gali mainantis matyti tai 2 raudonus, tai 3 žalius, reiškia pacientas žiūri tai viena akim, tai kita, tai yra besikaitaliojantis monokulinis matymas. Kitas testas binokuliniam matymui ir balansui nustatyti yra labai svarbus, kai kuriuose projekciniuose aparatuose yra 3 eilutės, kai kuriuose 2. Principas yra toks, viršutinė eilutė matome pro polarizuotus stiklus dešiniai akiai, o kairė akis mato apatinę eilutę. Ir palyginame, ar abi akis iškoregavome teisingai. Tai jeigu yra viršutinės eilės raidės ryškesnis, reiškia mes geriau iškoregavome dešinę akį, o jeigu apatinė eilutė ryškesnė, reiškia geriau iškoregavom kairę akį. Ir pagal tai reikia daryti patikslinimus. Vidurinė eilutė mato abi akis. Dėl to pacientai sako, kad jinai yra ryškiausia. Patikslinimai darome tokie. Jeigu vienoje eilutėje simboliai yra ryškesni, ant tos eilutės akies, ant tą eilutę matančios akies dedami plus 0,25 lęšiai, kol abiejų eilučių simbolių ryškumas tampa vienodas. Tačiau šio testo rezultatams gali turėti įtakos nevienodas geriausias koreguotas akių regos aštrumas, pavyzdžiui, jeigu yra vienos akies ambbliopija arba dėl forijos, slapto žvairumo, kuris irgi gali iškreipti rezultatus. Sekantis testas irgi binokulinis testas, Šioberio testas. Ant vienos akies dešinės akies raudonas lęšis, ant kairės žalias lęšis. Jeigu yra binokulinis matymas, pacientas mato raudoną kryžių apskritimo centre, o jeigu binokulinis matymas yra sutrikęs, tai yra monokulinis matymas, mato tik tai žalius ratus arba raudoną kryžių. Jeigu yra slaptas žvairumas forija, kryžius pasislenka į vieną pusę, reiškia yra ezoforija, jeigu į kairę pusę pasislinko, yra egzoforija, jeigu į viršų vertikali forija. Galima dėti kompensuojančias prizmes, kol kryžius atsiduria centre. Sekantis testas anizeikoniai tirti, tai vadinami skliausteliai, labai svarbus testas, jeigu dirbame su anizometropija. Taip pat nurodo ir forijas. Dešinė akis mato vieną skliaustelį, kairė akis mato kitą skliaustelį, žiūrime pro polarizuotus akinius. Ir teoriškai abu skliausteliai turėtų būti vieno dydžio ir galai susieiti tvarkingai. Jeigu vienas skliaustelis yra didesnis negu kitas, arba jų galai prasilenkia, reiškia yra smegenyse gaunama anizeikonija ir tada skirtumą tarp stiklų abiejose akyse reikia mažinti, kol skliausteliai gaunasi vienodai. Šitie skliausteliai yra horizontaliai forijai, o šitie skliausteliai yra vertikaliai forijai. Jeigu šitaip skliausteliai
prasilenkia galai vienas su kitu, reikia mums korekciją keisti tą stipresnio stiklo akį, mažinti stiprumą, kol skliausteliai tampa vienodo dydžio. Tų skliaustelių dydis rodo, kokio dydžio vaizdas smegenyse duoda viena ir kita akis. Ir jeigu tie vaizdai smegenyse iš vienos ir kitos akies yra labai skirtingi, jie sunkiai sulėjami į vieną vaizdą, tai reiškia, tokio akinių žmogus negalės nešioti. Tai jeigu koreguojama anizometropija, turime tol mažinti stipresnę korekciją, kol skliausteliai tampa vienodi. Tai ženklas, kad smegenys gauna vienodus vaizdus ir tokius vaizdus jau smegenys galės sudėti į vieną, reiškia, galės žmogus tokius akinius nešioti. Sekantis testas irgi yra binokulinis testas, su polarizuotais stiklais, naudojamas forijai tirti. Pacientui rodomi 4 brūkšniukai ir klausima, ar jisai mato taisyklingą kryžiuką. Viena akimi mato 2 vertikalius brūkšnius, šitą ir šitą, o kita akimi mato 2 horizontalius brūkšnius. Pacientas turi vertinti, kaip tie pagaliukai išsidėstė. Jeigu pacientas mato tik vertikalius arba horizontalius, reiškia, matymas yra monokulinis arba forija labai didelė. Jeigu kryžius taisyklingas, reiškia, akių padėtis yra teisinga arba ortoforija, žvairumo nėra. Jeigu brūkšniukai nukrypia į vieną ar į kitą pusę, reiškia, yra forija arba slaptas žvairumas. Pavyzdžiui, jeigu pacientas mato tokį vaizdą, reiškia, yra dešinės akies ezoforija. Jeigu mato tokį vaizdą, yra dešinės akis egzoforija arba žvairumas į išorę. Jeigu mato tokį vaizdą, tai kairės akis hiperforija, kairė akis žiūri aukščiau, arba hipoforija, kairė akis žiūri žemiau. Panašus testas yra kitas, irgi su 4 brūkšniukais, bet skirtumas toks, kad yra centre ratukas, tą ratuką mato ir dešinė ir kairė akis. Su viena akim mato pagaliukus ties 12 ir 3 valandą ir rutuliuką, su kita akim mato ties 9 ir 6 valandą ir rutuliuką. Taisyklingas kryžiukas su rutuliuku centre matomas esant ezoforijai, ortoforijai, kai akys stovi tiesiai. Jeigu yra kitokie, kitaip mato žmogus, tada tie brūkšneliai išsibarsto. Tai rodo, kad yra forija arba slaptas žvairumas. Dedant į vieną ar kitą pusę kompensuojančią prizmę, galima gauti taisyklingą vaizdą ir taip nustatome forijos arba slapto žvairumo dydį. Taip pat su polarizuotais stiklais galima ištirti cikloforiją, nes akiai žvairuoja ne tik aukštyn žemyn į išorę arba į vidų, bet taip pat akys dėl įstrižų raumenų kai kada gali daryti pasisukimus pagal laikrodžio rodyklę arba atvirkščiai. Ir šito testo atveju per polarizuotus akinius viena akis mato rodyklytės, o kita akis mato šitos brūkšnelius. Čia va, kaip matome sekančiam paveikslėlyje, abi akys turi taip vadinamą surakinimo tašką taškiuką centre. Ir, pavyzdžiui, jeigu yra vienos akies pasisukimas, cikloforija, tada tas visas strėlyčių kompleksas bus pasisukęs į vieną ar į kitą pusę. Ir taip sužinome apie cikloforiją, encikloforiją arba excikloforiją. Sekantis testas irgi su polarizuotais akiniais, stereo testas. Ekrane rodome 4 brūkšnelius su centre esančiu taškeliu. Ir žiūrint pro polarizuotus stiklus, tie brūkšneliai atrodo išsidėstę erdvėje, taip vadinamas 3D paveiksliukas. Sekantis testas yra kryžminės grotelės. Jis jau naudojamas monokuliariai, ADD nustatyti. Ant akies turi būti uždedamas cross cilindras. Taip pat šį testą galima atlikti ir binokuliariai, tada ant abiejų akių dedame cross cilindrai arba kryžminiai cilindrai. Dažniausiai šitą testą naudojam, kai reikia parinkti teisingą ADD.
Lengviausia daryti, aišku, su foropteriu, kai jau parengta viena ar kitai akiai korekcija į tolį, tada ant abiejų akių uždedame reikiamą skaitymo priedą ADD, tada uždedame binokulinius kryžminius cilindrus ir rodome šitą grotelių testą iš 40 cm. Klausimas pacientui būna toks, ar vertikalios ir horizontalios linijos yra vienodos. Jeigu yra metropija, horizontalios ir vertikalios linijos ryškios, jeigu yra miopinė būklė, tada vertikalios linijos ryškesnės, jeigu hipermetropinė būklė, horizontalios linijos. Tai paprasčiau sakant, kol pacientas sako, kad su mūsų ADD horizontalios linijos yra ryškesnės, tol ADD yra per silpna, o kai pasidaro ryškesnės vertikalios linijos, tada ADD yra per stipri. Sekantis projektoriui esantis vaizdelis yra šitokie burbuliukai, taškiukai. Jis nieko sudėtingo neturi. Žiūrint į tokius taškelius, lengviausia dirbti su kryžminiu cilindru, nes ant apvalių figūrų lengviausiai žmogui atskirti viena ar kita cross cilindro padėtimi, matymas geresnis ar blogesnis. Fiksacijos taškas, kai norim, kad pacientas į kažkur žiūrėtų, taip pat atliekant Madokso testą. Ir dabar pereinam prie binokulinio matymo tvarkos. Nes prieš tai mes ištyrėm vienos akies regėjimo ryškumą, kitos akies regėjimo aštrumą ir mums reikia tam tikrais atvejais įsiaiškinti, koks yra binokulinis matymas, arba tai yra dviejų akių vaizdų suliejimas į vieną. Kadangi turime abi akis, akis objektą mato šiek tiek iš skirtingo kampo, bet suvokia kaip vieną. Kiekvienos akies vaizdas yra šiek tiek skirtingas nuo kitos akies vaizdo, nes šiek tiek kitų kampų matome, tačiau smegenys tos vaizdus apdoroja ir turime binokulinį matymą. Apie 10% žmonių neturi stereo matymo arba binokulinio matymo. Čia bandysiu paaiškinti, kaip tas binokulinis matymas susidaro. Ir čia yra tokios teorinės žinios, kas yra horopteris. Horopteris tai yra tokia plokštuma erdvėje ir joje, kai yra objekto vaizdas, tas vaizdas krenta į taip vadinamus draugiškus arba koresponduojančius tinklainių taškus ir tada mums nesidvejina. Kiekvienam atstumui mes skirtingą horopterį nustatome patys, sąmoningai žiūrėdami tam tikro atstumo. Šitas horopteris turi tam tikrą paklaidą į priekį ir artyn, ir į tolį, ir ta zona nėra tokia tiksli plokštuma, o su tam tikrais nukrypimais ir tai vadinama Panamos zona. Jeigu smegenys nesugeba dviejų vaizdų sudėti į vieną, gauname dvejinimąsi, tai atsiranda tada, kai yra žvairumas suaugusiam žmogui, o jeigu du abiejų akių vaizdus smegenys suvokia kaip vieną, tas vadinamas fuzija. Stereo matymas yra aukščiausias abiejų matymo lygis. Panamos zonoje esantys objektai krentantys į nekoresponduojančias tinklainės vietas dar suvokiami nesidvejant ir duoda erdvinio matymo įspūdį. Kaip mes galim ištirti binokulinį matymą, ar žmogus turi ar neturi, tas labai dažnai svarbu, parenkant sudėtingesnę korekciją, dažniausiai tai progresinius akinius arba multifokinius kontaktinius lęšius. Stambus binokulinio matymo tyrimas, tai yra gana grubus tyrimas, tai yra keturtaškių sinoptoforo Sokolovo vamzdžių laukų padalintoje. Subtilus tyrimas yra bagolinis stiklais, stereo matymo lentelėm ir 4 prizmių mėginiai. Keturtaškio mėginį mes jau aptarėm. Stereo testai yra dvejopi, dviejų linijų principų ir atsitiktinių taškų principų. Titmus arba musės testas ir panašus testai su kitokiais paveikslėliais yra žiūrimi su poliarizuotais akiniais ant savo turimos korekcijos. Ir šitą musę žmogus turi pamatyti su pakilusiais sparnais, taip 3D vaizdelį. Kiekvienam šitam kvadratėlį vienas iš 4 rutuliukų irgi yra pakilęs ir žmogus turi nurodyti. Šitas testas vadinamas
linijiniu testu, nes kiekvienas kontūras yra sudarytas iš 2 linijų, viena linija mato viena akis, kita, ir taip smegenyse padaromas stereo vaizdas. Kitas testas yra atsitiktinių taškų metodu, čia sunkiai toj nuotraukoje matosi, bet yra lango testas 1 ir lango testas 2. Šitą testą žiūri vaikai arba suaugę be jokių papildomų akinių, dėl to jisai yra draugiškesnis. Iš tame taškiukų ir rutuliukų fone vaikai turi įžiūrėti 3 paveikslėlius, 3 stereo paveikslėlius. Dažnai vaikams šitą testą naudojame kaip skryninginį testą, atskirti, ar jisai turi stereo matymą ar ne. Sekantis tyrimo metodas yra retinoskopija. Vakarų šalyse optometrininkai neabejotinai turi retinoskopuoti, Lietuvoje nežinau. Jeigu norit išmoksit, jeigu nenorit neišmoksit, galit pasikliauti tik autorefraktometru. Retinoskopiją gerai išmanyti yra tada, kai yra sudėtinga refrakcija. Optinių terpių drumstys, keratokonusas, labai siauras vaizdys ar panašios problemos, kai autokeratorefraktometras nesugeba išmatuoti, o retinoskopu tada rankiniu būdu gali viską susimatuoti, kuo puikiausiai. Retinoskopija irgi skirta išmatuoti akies optinę sistemą, kaip ir autorefraktometras, pagal atspindį nuo tinklainės paviršiaus. Tai yra objektyvus būdas, galima atlikti nekalbantiems pacientams, mažiems vaikams, leidžia įvertinti akomodacijos veiksmą, matyti, kaip akis akomoduoja. Galima ištirti optiką akies, kai yra terpių drumstys, ir technologija yra gana paprasta. Principas yra toks: akį apšviečiam su šviesele ir jeigu tyrėjų akis yra tyriamos akies tolimajame matymo taške, tai visa šviesa iš tyriamos akies grįžta į tyrėjo akį. Retinoskopuojant galima naudoti taip vadinamą brūkšnelį arba stryk šviesos pluoštą, arba galima naudoti apvalų šviesos pluoštą. Čia irgi priklauso nuo tyrėjo stiliaus, kokie aparatai jisai pasirenka. Čia taip atrodo retinoskopas. Čia yra įjungimas, pro šitą skylutę šviečiama šviesa į paciento akį. Su retinoskopu šviečiam į paciento akį ir stebime, ar šviesa, ir judiname šviesą ir stebime, ar šviesa juda tą pačią kryptimį, kaip judiname retinoskopą, ar priešingą kryptimį. Jeigu yra toliaregystė ir maža trumparegystė iki 1,5 dioptrijos, spinduliai juda tą pačią kryptimį. Judinam retinoskopą šitą kryptimį ir šviesos srautas irgi akies vyzdyje eina tą pačią kryptimį, taip vadinamas teigiamas šešėlis. Jeigu yra trumparegystė virš 1,5 dioptrijos, šešėlis yra neigiamas, judinam retinoskopą į vieną pusę, o šešėlis juda į kitą pusę. Tam, kad nustatyti, kiek yra dioptrijų, žiūrime proskeskopinės linijuotės, kuriuose yra nuo 0 iki 9 dioptrijų stiprumo ir papildomas vežimėlis, kuriame yra pusė dioptrijos ir 10 papildomų dioptrijų. Ir tada turime rasti su linijuotės pagalba, taip vadinamą šešėlių neutralizavimo tašką, tai didinam linijuotės stiklo stiprumą tol, kol visas vyzdys nušvinta ir jau nebegalim nustatyti, kuria kryptim šešėlis juda, tai yra neutralizavimo taškas. Ir tarkim, jeigu šitą neutralizavimo tašką gauname su +5 dioptrijomis linijuotėje, tai reikia atimti atstumo paklaidą 1,5 dioptrijos, reiškia toliaregystė yra 3,5 dioptrijos. Taip pat labai patogu dirbti ypač su vaikais, ne tik per skeskopinę liniuotę, bet ir bandomąjį rėmelį su lęšiais arba per paciento akinius. Tarkim, kai parinkot savo pilną korekciją bandomajame rėmelėje su lęšiais, uždedam ant akių, užsidedam +1,5 dioptrijos
kuri neutralizuoja rankos atstumą 65 cm ir žiūrime, ar šešėlis juda į tą pačią pusę, ar į priešingą pusę, taip sužinome, ar mūsų akiniai gerai parengti, ar per stiprus, ar per silpni. Labai svarbu teisingai išlaikyti padėtį tarp tiriančiojo ir paciento padėties. Jeigu tiriam paciento dešinę akį, tyrėjas irgi žiūri savo dešinę akimi, o paciento kairioji akis turi fiksuoti vaizdą kažkur labai toli, tokiu būdu atpalaiduojama akomodacija. Kai gydytojas ar optometrininkas tyria kairę akį, tada galva turi pasislinkti į čia ir tyriantysis irgi turi būti čia, tada dešinė akis žiūri į tolį arba į begalybę, o su šita akim tyrim šitą akį. Dėl ko vis sakau, kad reikia atimti iš gautų linijuotę dioptrijų tam tikrą dydį, tai dėl to, kad mes dirbame ne iš begalybės, o iš tam tikro atstumo per ištiestą ranką, tai dažniausiai apie 67 cm vidutinis skaitome, tai atitinka 1,5 dioptrijų. Dėl to savo gautus duomenis turime patikslinti ant taip vadinamos darbinio atstumo padėties ir jeigu turime pliusinės dioptrijas, atimti 1,5 dioptrijos, jeigu turime minusinės dioptrijas, pridėti 1,5 dioptrijos. Taip pat retinoskopas yra patogus ašiai nustatyti. Jeigu mes judiname šviesos šaltinį horizontaliai ir matome, kad plyšiukas yra sulūžęs, galai rainelėje neatitinka plyšio vyžio plote, tai reiškia, kad yra astigmatizmas ir mes netikslios ašies retinoskopuojame, tada reikia retinoskopo plyšį šviesos irgi pasukti ir tada retinoskopuoti va tokią kryptimį. Kartais retinoskopuodami gauname taip vadinamą žirklės, kaip sunku suprasti, į kurią pusę juda šešėlis, ir tai atsiranda dėl irreguliarių pakitimų optikoje akies, tai gali būti dėl ragenos netolygumų, dėl labai plataus vyzdžio, dėl lęšiuko pakitimų ir taip toliau. Labai svarbu skeskopuojant arba retinoskopuojant atlikti akomodacijos kontrolę, dėl to netiriama akis, kurios netirime, turi žiūrėti kažkur labai toli, arba naudojame cikloplegiją. Dabar perėsim prie paprastesnių tyrimų būdų autorefraktokeratometrijos, bet irgi svarbu suprasti, kaip aparatas veikia ir kokių paklaidų ar netikėtumų mes galim sulaukti. Reikia žinoti, kad autorefraktometras matuoja labai greitai. Per 0,05 iki 1 sekundės vyksta pamatavimas. Matavimas vyksta infraraudonaisiais spinduliais, į akį siunčiami infraraudonieji spinduliai, lygiai gretos, kokios būklės jie sugrįžta, pagal tai apskaičiuojama akies optika. Kiekvienas aparatas priklausomai nuo gamintojo turi tam tikrus apribojimus, tai yra maksimalias dioptrijas, kurie dar sugeba pamatuoti. Pavyzdžiui, cilindras irgi tik iki 12 dioptrijų. Kuo didesnė refrakcijos yda, tuo aparatas gali duoti didesnės paklaidas, tai nėra, kaip sakyti, toks stebuklingas aparatas, kuris absoliučiai jums parodo, kokius akinius uždėti. Kiekvienas aparatas turi savo pliusus ir minusus, tai tiesiog reikia dirbti nuolat su vienu aparatu ir sugebėti perprasti jo, taip vadinamą, charakterį. Gali būti tik vienas autorefraktometras, kuris matuoja tik akies optiką, bet dažnai dabar jau būna kartu autokeratorefraktometrai, kurie matuoja ir ragenos kreivumą. Šie refraktometrai, keratometrai turi keratoskopinius žiedus ir mes ekrane galime matyti tos žiedus ir įvertinti, kaip jie iškraupomi dėl astigmatizmo ar tam tikrų ragenos drumsčių. Kai atliekame autokeratorefraktometriją, mums aparatas atspausdina tam tikrą lapelį ir galime pažiūrėti, ką jisai mums čia parašo. Čia yra vienas iš pavyzdžių, ne? Data, laikas, kelintas pacientas jau čia buvo matuotas tuo aparatu. Ir pažiūrėkite, yra vertex distance 12. Tai nurodo, kam matavo, ar kontaktiniam lęšiam, ar akiniam refrakciją.
Vertex distance tai yra atstumas nuo ragenos paviršiaus iki akinių užpakalinio paviršiaus. Dažniausiai standartis yra 12. Jei nustatytumėt vertex distance 0, jums iš karto pamatuotų kontaktiniam lęšiam. Toliau rodo, per kokį ženklą pavaizduotas cilindras, nes cilindrą gali parašyti ir per pliusą, ir per minusą. Ir štai, dešinės akies R refrakcija yra sfera plus 2,5, cilindras minus 0,25, ašis 43. Čia iš karto apskaičiuoja sferinį ekvivalentą, mes jį aptarsim paskaitoje, kurioje kalbėsim, kaip parinkti akinius ar kontaktinius lęšius. Toliau yra kairė akis, jos refrakcija plus 3, sferinis ekvivalentas plus 3, PD atstumas tarp vyzdžių. Atsiprašau. Toliau seka keratometrijos duomenys, čia tik tai tilpo vienos akis keratometrijos duomenys, dešinės. Ir matote, horizontaliame meridiane ragenos kreivumas buvo 42,75 dioptrijų. Ta patį skaičių keratometrijos galima išreikšti milimetrais, man kontaktiniam lęšiam svarbiau yra milimetrų užrašymas. Tai ragenos kreivumas horizontaliai yra 7,87, ašis 177 laipsniai, o vertikaliame meridiane yra 43,75 arba milimetrai 7,73 ragenos gaubtumas ant 87 laipsnių. Vidutinis ragenos kreivumas su vidurkinus vertikalų horizontalų meridianą šiuo atveju yra 7,8 ir keratometrija jums iš karto parodo, koks yra ragenos cilindras, irgi apskaičiuoja šitų duomenų. Tai rageninis astigmatizmas yra cilindras minus 1, ašis 177. Čia yra rageninis astigmatizmas, o bendras astigmatizmas dešinės akis yra 0,25 dioptrijos ant 43 laipsnių. Taip atsitinka todėl, kad lęšiukas iškompensuoja dalį rageninio astigmatizmo, bet apie tai labai smulkiai kalbėsim astigmatizmo korekcijos paskaitoje. Reikia žinoti, kad kai kuriais atvejais autorefrakto keratometrija nepavyksta dėl labai siauro vyzdžio, dėl blogos fiksacijos. Tarkim, pacientas blogai žiūri, labai dairosi, jeigu tai yra vaikas. Jeigu yra ryškus nistagmas, dažnai nepavyksta atlikti autorefraktometrijos. Parkinsono liga, kiekis dėl optinių terpių drumsčių ir taip pat dėl dugno patologijos. Jeigu yra blogas refleksas nuo dugno, šviesa tiesiog neatsispindi. Dažnai matuojant pirmą akį, kadangi pacientas labiau stengiasi ir iš dalies bijo, pirma akis parodo daugiau minuso negu antra, tiesiog dėl akomodacijos. Reikia žinoti, jeigu pacientas labai stengiasi žiūrėti į tą paveiksliuką, jis vietoj -1, tarkim, savo trumparegystės gali jums preakomoduoti iki -8. Dėl to irgi labai svarbu sekti, kaip pacientas elgiasi ir ką jisai, ar jisai atsipalaidavęs, ar gerai žiūri, ar nekruta. Taigi, apibendrinant, autorefraktometrija yra geras instrumentas refrakcijai tirti, tačiau svarbu suprasti, kad tai nėra receptas, jisai neparodo nei galutinės sferos, o tuo labiau cilindro. Tai yra objektyvus tyrimas. Nepamiršti įvertinti vertex distance, jį galite nusistatyti aparatį kaip tik norit, užsiprogramuoti patys. Taip pat suprasti, kad keratometras matuoja ragenos kreivumą tik tai ragenos centre, matuoja atspindimo daikto dydį ir pagal figūrų suvedimą. Nei pats ragenos pats centras nematuojamas ir periferija nematuojama. Matuojama maždaug 3 mm atstumu nuo centro. Ta reikia labai įvertinti, jeigu mes turim kažkokį irreguliarų netaisyklingą astigmatizmą. Ragenos topografija yra viena iš sudėtingų ragenos laužiamosios galios tyrimų galimybių ir pavadinimas nurodo, kad topos tai vieta, o grafin rašyti. Pirmas, tarkim, ragenos topografijos arba viso ragenos paviršiaus kreivumo įvertinimo bandymas tai buvo Plačido žiedais, kai veidrodėlis su koncentriniais žiedais buvo atspindimas rageno ir pagal jų išsikreipimą buvo sprendžiama apie ragenos kreivumo taisyklingumą. Tačiau, aišku, tikroji ragenos topografija atsirado tada, kai atsirado
galimybė atlikti daugybės pamatavimų kompiuterinę analizę. Ragenos topografas matuoja maždaug 8-12 mm ragenos plotą tūkstančiuose taškų ir iš jų sudaro arba dvimatį arba trimatį vaizdą. Matavimo sistemos yra kelios pagal plačido žiedų atspindžius, pagal raster stereografinius vaizdus, taip pat plyšinės lempos šviesos trianguliacija ir Fourier profilometrija. Paprastai naudojami atvaizdavimai rezultatų grafiniai piešinėliai ir kuo ragena yra plokštesnė, tuo spalva yra šaltesnė, žalia ar mėlyna, o kuo ragena tam tikroje vietoje yra labiau gaubta, tuo spalva toje vietoje yra ryškesnė, oranžinė ar raudona. Sudarant topografinius žemėlapius yra taikomi įvairūs metodai, tarkim pritaikomasis, kai skalės vidurkių pasirenkamas 40,5 dioptrijos, normalizuotas metodas, kai spalvinė skalė sudarom pagal plokščiausią ir gaubščiausią ragenos vietas, ir absoliutus, kai spalvinė skalė sudaroma standartiškai pagal laužiamą galią nuo 35 iki 52 dioptrijų. Taip pat taikomi apskaičiavimo ragenos paviršiaus algoritmai. Dažniausiai naudojami sferinių ir aksialinių principų paremti būdai, jie rodo centrinės ragenos dalies būklę. Refrakciniai žemėlapiai geriau atspindi periferinę rageną. Taip pat ragenos topografai nurodo ir tam tikrus rodiklius, tarkim simuliuota keratometrija parodo gaubčiausią ir plokščiausią ragenos meridianas. Paviršiaus asimetrijos indeksas parodo, kaip centre keičiasi meridianų gaubtumas. Jeigu ragena yra labai idealiai simetriška, tai asimetrijos indeksas yra 0. Paviršiaus reguliarumo indeksas parodo kreivumo pasikeitimus 256 meridianuose ir jeigu išreikšmė yra 0, tai yra labai lygus ragenos paviršius. Taigi normali ragena yra asferinė, reiškia gaubtesnė centre ir plokštėja nuo centro link periferijos. Nazalinė arba vidinė ragenos pusė yra gaubtesnė negu temporalinė. Ir ragenos topografijoje sferinė normali ragena atrodo kaip vienos spalvos ar keletos spalvų koncentrinis ratas. Jeigu yra nedidelis astigmatizmas, atrodo kaip ovalas. Jeigu yra reguliarus astigmatizmas, atsiranda smėlio laikrodžio vaizdas, kurio kryptis priklauso nuo astigmatizmo ašies. Dažniausiai ragenos yra veidrodiniu principu simetriškos ir tas turėtų atsispindėti ragenos žemėlapius. Kokios yra ragenos pagal ragenos topografinius variantus? Tai gali būti apvali, kaip kalbėjom, ovali, simetrinė Kaspino formos, asimetrinė Kaspino formos ir netaisyklinga. Kiekvienos akies topografinis vaizdas yra individualus ir jau kaip minėjau, abiejų akių topografiniai vaizdai dažniausiai būna viena kitos veidrodinis atspindys. Čia jau prieiname prie pavyzdžių, tarkim, čia yra graži sferinė ragena, kai nėra jokio cilindro ir tada koncentriniai skirtingos spalvos ratai, o kitoje akyje yra nedidelis astigmatizmas ir tada atsiranda Kaspino formos viena spalva. Sekantis pavyzdys jau yra didesnio astigmatizmo, normali ragena su nedideliu astigmatizmu, vienoje akyje mažesnis astigmatizmas, taip vadinamas smėlio arba Kaspino vaizdas, kitoje akyje šitas smėlio laikrodžio vaizdas jau turi daugiau spalvų pasikeitimų, reiškia astigmatizmas yra didesnis. Irreguliarus astigmatizmas tai yra ragenos kreivumo netolygumas. Dažniausiai tai nutinka po ragenos perstumimo esant keratokonusui arba po kokio ragenos traumų. Ir optika yra jau netaisyklinga, decentruota, refrakcijos indeksas netolygus. Ir tada matome visą tai ragenos topografiją.
Jeigu prieš tai vaizduose matėme tokius taisyklingus smėlio laikrodžius, tai čia jau tas smėlio laikrodis yra toksai suveltas, o čia jau kitoje akyje iš vis praradęs tokią taisyklingą formą ir tai jau vadinama irreguliariu astigmatizmu. Keratokonusas yra viena iš akies neuždegiminių ligų, kai ragenos stroma plonėja ir ragena išsigaubia centrinėje ar apatinėje dalyje dėl kolageno fibrilių tempimo. Žmogus pradeda skųstis pablogėjusiu matymu ir dažniausiai randamas astigmatizmas, įstrižas astigmatizmas, kurio anksčiau nebuvo. Vėliau atsiranda ir anatominiai pakitimai, kurie gali būti įžiūrimi plyšinė lempa. Tačiau pradinėse stadijose požymius galima rasti tik tai ragenos topografijoje. Klinikinis keratokonusas, kaip matymas, reikšmingai pablogėja, yra gana retas, iki 0,05% dažnis, o subklinikinis, kuris yra gyvybinis ir nelabai matymą sutrikdantis, yra gana dažnas, nuo 6 iki 12%. Ir tada stebimas netaisyklingas, asimetriškas smėlio laikrodžio vaizdas su didesniu įsigaubimu apatinėje dalyje, bet kaip čia matote, yra smėlio laikrodis, bet viršų įsigaubimas yra mažesnis, o apačioj įsigaubimas yra daug didesnis. Tai rodo daugiau raudonos spalvos apatinėje dalyje. Tai reiškia, kad šitoje vietoje ragena kaupiasi labiau negu, ne kaupiasi, o gaubėsi daugiau negu kitos ragenos dalys. Kairėje akyje matome dar liūdnesnį vaizdelį. Keratokonusas labiau pažengęs, nes čia spalvų pasikeitimas yra daug ryškesnis. Reiškia, šitoje vietoje, kuri yra labai raudona, tamsiai raudona, ragena yra labiausiai įsigaubus. Keratokonusas visada būna abiejose akyse, tik vienoje akyje būna labiau pažengęs, kitoje mažiau pažengęs. Čia yra kita keratokonuso forma, keratoglobusas, kai ragenos įsigaubimas vyksta centre, o ne apatinėje nazalinėje dalyje. Ir čia matot, toks yra daug ryškesnis įsigaubimas ir čia įsigaubimas daug ryškesnis, tai yra keratoglobuso požymis. Tyriant keratokonusą iš ragenos topografijos galima irgi išgauti tam tikrus indeksus, tai SV formos faktorius, Roger ragenos asferiškumą, CIM ragenos irreguliarumo reikšmė, kuo didesnis šitas indeksas, tuo netolygesnis paviršius. Ir TKM vidutinė torinė keratometrija. Ir pagal šitos indeksus sprendžiama apie keratokonuso pažengimo stadiją. Panašų vaizdą ragenos topografijoje galime matyti ir tiems pacientams, kurie kontaktinius lęšius nešioja neteisingai, ypač hidrogelinius kontaktinius lęšius, kurie turi mažą deguonies pralaidumą. Ir jeigu tokius lęšius nešioja metai iš metų, mes ragenoje irgi galime rasti tam tikrus pakitimus. Šitas yra pavyzdys. Atėjo pacientas ir randamas toks topografinis vaizdas. Šiek tiek vaizdas, jeigu vien topografiškai panašus į keratokonuso, bet jeigu žinome, kad tai yra netvarkingas kontaktinių lęšių nešiotis, patariame jam nusiimti kontaktinius lęšius arba pakeisti į daugiau deguonies praleidžiančius. Jau kaip žinote, nešiojant mažo deguonies pralaidumo kontaktinius lęšius, ragenai trūksta deguonies ir ragena paburksta ir jinai tampa daug gaubtesnė, atsiranda papildomo minuso. Nors priešinė lempa, ką nors įžiūrėti, yra gana sunku. Ir štai keletas pavyzdžių, kaip atrodo kontaktinių lęšių blogo nešiotojo ragenos. Matot, prie keratokonuso pagrindinis įsigaubimas buvo apatinėje dalyje, o čia atvirkščiai ragena per daug įsigaubusi viršutinėje dalyje. Šita vieta yra, kur lęšio viršutinis kraštas ir spaudžia viršutinis vokas. Tai reiškia, šita vieta gauna mažiausiai deguonies, atsiranda ragenos paburkimas, didesnis gaubtumas, kitoj aky vaizdo šiek tiek nusipjovė dėl voko užkritusių, bet irgi matosi, kad viršutinė dalyje ragena jau burksta. Kitas pavyzdys, irgi vaizdas panašus į keratokonusą.
Šitas suveltas vaizdas irgi gali būti palaikytas keratokonuso pradžia ar dėl kažko, bet toks vaizdas gali atsirasti ir dėl kontaktinių lęšių pernešimų, kai ragena praranda savo taisyklingą formą, išburksta ir ragenos paviršiaus kreivumas pasikeičia į netaisyklingą. Irgi kitas pavyzdys, viršutinėje dalyje yra padidėjęs ragenos gaubtumas dėl paburkimo, dėl netaisyklingo lęšių nešiojimo. Tokį pacientą galima sekti dinamikoje. Pavyzdžiui, ateina kontaktinių lęšių nešiotojas su tokiu vaizdu, nuimame kontaktinius lęšius, po 2 savaičių vaizdas jau pagerėja, pasikeičia, darosi kažkas panašaus į normalią struktūrą, dar po 3 mėnesių ragena atsistato ir jau matomas beveik taisyklingas astigmatizmo vaizdas. Čia dar kartą primenu, kaip turi atrodyti normalus astigmatizmas, rageninis, tai yra smėlio laikrodžio arba kaspino forma. Ir viršutinė ir apatinė dalis turi būti maždaug simetriška. Čia dar vienas įdomesnių pavyzdžių su ortokeratologiniais lęšiais. Jau gal teko girdėti, kad ortokeratologiniai yra kieti kontaktiniai lęšiai, kurie suplokština rageną, nešiojant lęšius per naktį. Ir tarkim, čia ir yra toks ragenos paviršius, kaip periferija yra labiau gaubtesnė, o centras suplotas, suplokštintas. Toks tada iš didesnio minuso pasidaro mažesnis minusas ir toks žmogus dieną gali vaikščioti be akinių, nes gerai mato dėl suploto ragenos centro, kur pasidaro mažiau dioptrijų. Šiais laikais jau tikslesniai akies optikos analizai naudojamas ir taip vadinamas wavefront būdas arba bangų fronto analizė. Ir jos principai yra tokie. Jeigu turim idealią optinę sistemą, visi spinduliai turėtų būti sufokusuojami tinklainiai į vieną tašką. Jeigu keratometrija analizuoja ragenos gaubtumą, refraktometrija analizuoja bendrą spindulių laužimą, tačiau tik pačiame vyzdžio centre, tai bangų frontas galima įsivaizduoti, kad leidžia tyriamuosius spindulius per visą vyzdžio plotą, tie spinduliai atsimuša į tinklainę ir grįžta, ir šitaip išanalizuojamos optinės paklaidos visoje optinėje sistemoje, visame vyzdžio plote. Šitokiu būdu apskaičiuojamas ne tik paprastos optinės aberacijos, taip vadinamos žemos eilės optinės aberacijos, sferos ir cilindrai, taip pat išnagrinėjamos ir aukštesnės eilės aberacijos, koma ir taip toliau. Su wavefront analize mes galim išanalizuoti, kiek optikos sistemos paklaidas įtakoja ragena, kiek įtakoja lęšis ir kiek įtakoja tinklainė. Vaizdas gaunamas toks. Čia yra ragenos topografija, čia yra lęšiuko laužimas, čia yra plačido žiedų atspindžiai ant ragenos ir čia yra dar kartą keratometrija. Žodžiu, gauname daugybę duomenų. Idėja šito bangų fronto analizės yra, aišku, analizuoti optinės sistemos paklaidas ir sudėtingas ligas, tokias kaip keratokonusą. Tačiau dažnai wavefront analizė daroma ir prieš lazerinę chirurgiją, norint kuo tiksliau apskaičiuoti gero matymo rezultatus po lazerinės refrakcinės chirurgijos. Šituo atveju jūs matot tokią įdomią keratokonuso paklaidą, taip vadinama skaidrė pakraštinė degeneracija arba angliškai pellucid marginal degeneration. Jinai yra keratokonuso atmaina, bet išsigaubimas vyksta ragenos periferijoje ir taip būdingas krabo žnyplių vaizdas. Kitoje akyje irgi yra pradinės stadijos pakraštinė skaidrioji degeneracija, bet mažiau išreikšta. Dabar dar kalbėkime apie tyrimo būdus naudojimas akių diagnostikoje, tai cikloplegija. Tai yra vyzdžio plėtimas, naudojami anticholinerginiai vaistai, kurie blokuoja muskarinius receptorius krumplynę. Gauname cikloplegiją, tai yra akomodacijos atpalaidavimą ir midriazę arba vyzdžio išplėtimą.
ir naudojami tam tikri vaistai. Tarkim, atropinas naudojamas tik žvairumo atveju, jo veikimas ilgas iki 6-12 dienų, trumpo veikimo yra tropikamidas arba midriacilis, yra 0,5% suveikia maždaug po pusvalandžio, veikimo laikas trumpesnis, atsistato po kelių valandų. Ir kitas dažniausiai naudojamas yra ciklogilis arba ciklopenktolatas, dažniausiai naudojam 1%, vyzdis išsiplečia, rekomendacija atsipalaiduoja maždaug po 30 minučių ir poveikis praeina po kokių 4-5 valandų. Jeigu, tarkim, jaunam žmogui norim atlikti gerą cikloplegiją, tai tropikamidą turim lašinti 2 kartus kas 5 minutės ir žiūrėti po 20-25 minučių. O jeigu lašiname ciklogilį, irgi 2 kartus kas 5 minutės, tiriame po 30-40 minučių. Kada reikalinga cikloplegija? Kai susidurime su žvairumu arba pseudomiopija, netikra miopija, su latentinė toliaregystė, su akomodacinė stenopija ir kitom. Atropinas naudojamas vis rečiau, pagrindinė indikacija yra vaikų žvairumas. Atropinas turi nemažai pašalinių poveikių, cheminis keratitas, dermatitas, haliucinacijos, veido paraudimas, epilepsijos priepuolius gali. Dėl to jau turėtų lašinti tik akių gydytojas, nes gali atsirasti komplikacijų. Toliau dar trumpai pakalbėkime apie ašarų produkcijos įvertinimą, nes nešiojant kontaktinius lęšius labai svarbu nustatyti ribinės būklės dėl sausos akis, kuris gali dar paūminti kontaktinių lęšių nešiojimą. Ir įvertinti ašarų būklę labai svarbu pasirenkant kontaktinių lęšių tipą ir kad žmogus galėtų sėkmingai nešioti. Tai jau apžiūrint plyšinę lempą, mes įvertiname taip vadinamą ašarų meniską, va čia geriausiai matosi, ne? Koks jo yra aukštis, koks taisyklingumas, kokia sudėtis. Toliau dažnai naudojamas akių daktarų Širmerio mėginys. Į akis dedame specialias juosteles Širmerio mėginio. Žmogus turi būti užsimerkęs tom juostelėm 5 minutės ir žiūrime, kiek tas lapelis sudrėksta. Normoje turi sudrėkti virš 15 mm, jeigu sudrėksta nuo 6 iki 10 mm, jau galime įtarti ašarų sekrecijos sutrikimą, o jeigu labai sausa akis, mažiau 5 mm. Paprastesnis tyrimas yra ašarų plėvelės įtrūkimo laikas, į akį įdedame juostelę fluoresceino arba sulašiname lašiuku ir žiūrime, per kiek laiko ašarų plėvelė sutrūksta. Liepiame žmogui pamirksėti ir paskui skaičiuojame sekundės. Ir normoje ašarų plėvelė nesutrūkusi, va kaip čia nesutrūkusi, turi išlikti 10 sekundžių ir daugiau. Jeigu atsiranda ašarų plėvelės įtrūkimai trumpiau nei per 10 sekundžių, reiškia yra sausos akies požymių. Kontaktiniai lęšiai sukelia stresą visai ašarų sistemai, ašarų plėveliai, kadangi pats lęšis reikalauja daug vandens, jisai visą laiką turi būti šlapias, sugeria ašaras kaip kempinė, dėl to tų ašarų akis turi prigaminti pakankamai. Ašarų plėveliai turi susidaryti tarp ragenos ir lęšio vidinio paviršiaus. Gali ašarų plėvelės įtaką sugadinti ir kontaktinio lęšio baltymų riebalinės apnašos. Žodžiu, pakankama ašarų sekrecija yra labai svarbi patogiam kontaktinių lęšių nešiotojui. Vėliau dar šiek tiek pakalbėsim apie ragenos paviršiaus pažeidimus ir fluoresceino naudojimą. Su fluoresceiną dažniausiai naudojam tada, kai norim surasti ragenos paviršiaus epitelio pažeidimus. Sulašinus fluoresceiną, jisai tolygiai pasidengia ant ragenos paviršiaus,
Žiūrime plyšinę lempą su mėlyna šviesa arba kobalto šviesa. Ir jeigu nėra jokių paviršiaus pažeidimų, mes matome tolygiai pasiskirščius fluoresceiną. Jeigu epitelio yra mikro paviršiniai įtrūkimai, tose vietose fluoresceinas labiau užsilaiko ir mes matysime ryškesnės vietas, o jeigu yra gilus pažeidimai ragenoje, mes irgi matysim fluorescenų daug gilesnius pažeidimus. Ir, pavyzdžiui, čia yra vieni pavyzdžiai, ne? Čia yra taškiukais besidažantis ragenos paviršius. O gali būti, tarkim, dėl kažkokių įsausėjimo priežasčių ar kažkokių mechaninių traumų. O čia labai būdingas yra svetimkūniui patekusiam tarp kontaktinio lęšio ir ragenos paviršiaus. Ir kiekvieną kartą lęšiui judant, akiai mirksint, šitas svetimkūnis rageną braižo mechaniškai. Pažeidimo vietos nuobrūžos yra užpildytos fluoresceno ir šviečia. Epitelis po apačiu turi Baumano membraną ir kol jinai nepažeista, mes turime tik paviršinius epitelinius pažeidimus, kurie pasveiksta labai greitai. Tačiau jeigu Baumano membrana pažeista, fluoresceinas patenka į stromą ir gaunasi gilesni fluoresceino nudažymą, kaip šitoje vietoje matote. Jeigu gerai įsižiūrėsit, čia yra paviršinis epitelio defektas, kuris nueina ir fluoresceinas nueina kur kas giliau į stromą, jau čia netgi pasklinda, kur nėra paviršinio epitelio defekto. Štai būna prie infekcinių opų, kai pažeidimai darosi gilus. Ir fluoresceinu mes dažnai nustatome, ar yra paviršiaus defektas, ar ragena yra nepažeistų paviršių. Taigi, tyriant kontaktinių lęšių nešiotojai, apibendrintai tyrimas turėtų susidaryti iš anamnezės arba apklausos, išorinės akių apžiūros, regos įvertinimo, autorefraktometrijos ir refrakcijos ydos korekcijos parinkimo ir konkretaus lęšio parinkimo. Turime pradžioje su pacientu pakalbėti, paklausti, kokia jo bendra sveikata, ar neturi kokių bendrų ligų, kurios trukdytų kontaktinių lęšių nešiojimai, kokia jo akių būklė, ar nebuvo kokių tai ligų, kaip jisai mato, ar mato gerai į tolį, ar gerai mato iš arti ir kur jis pats patiria regėjimo sunkumų, ar yra nešiojęs kontaktinius lęšius, jeigu taip, tai kokiais režimais nešioja, kokie yra jo motyvai nešioti kontaktinius lęšius, kokius jisai norėtų rinktis, ar vienadienius, ar mėnesinius, kokiam tikslui jisai nešios. Ir žinoma, reikia pakalbėti, kaip mes tuos lęšius prižiūrėsim. Aišku, kiekvieną kontaktinių lęšių nešiotoją turime ištirti be mikroskopo arba plyšinę lempą, tam, kad apžvelgti priekinę akies obuolio dalį ir pažiūrėti, ar nėra kažkokių kontraindikacijų kontaktinių lęšių nešioti. Tai apžiūrime vokos, junginę, ragenas, ašarų meniską, toliau atliekam autokeratorefraktometriją, toliau parenkam korekciją toliai, artumai, parenkam, jeigu tai yra presbiotinio amžiaus pacientas ADD, parenkame korekciją, toliau perskaičiuojame kontaktinių lęšių stiprumą pagal vertex distance ir toliau pereiname prie kontaktinio lęšio nešiotojo apmokymų, jei tai naujas pacientas. Taigi, ačiū už dėmesį. Iki kitų kartų.